Sveiki iš gruodžio 24 dienos. Pagaliau kūčios. Kai prasidėjo mano rytas, išgėriau kavos, susirašiau ir nuėjau į nagų saloną. Pasidariau nagučius, negalėjau apsispręsti, kokios spalvos noriu. Iš pradžių norėjau tokios tamsiai žalios su blizgučiu. Toks kaip ombre efektas, kad atrodytų, bet pasirodo merginos ten nedaro tokios dailės, tai turėjau rinktis iš kažko paprastesnio. Tuo pačiu ir pakeičiau spalvą. Tai galutinis sprendimas buvo raudona. Tiesiog graži, paprasta, klasikinė raudona spalva. Nes kažkaip visur šį mėnesį mes matome raudoną spalvą. Sakyčiau, labai gražiai, labai greitai padarė ir labai džiaugiuosi, nes nereikėjo pačiai kelias valandas aukoti savo laiko ir jėgų. Ypatingai šį gražų kalėdinį laikotarpį. Parelaksavau šiek tiek, atsipalaidavau, tai labai gerai jaučiuosi dabar. Deja, oras mūsų neapdovanojo šiandien. Vakar gavom tą vieną gražią saulėtą dieną ir šiandien nuo pačio ryto vėl žiauriai lyja, tamsu. Toks jausmas lyg dušo kabinoje būtum. Tai tiesiog purškia į veidą. Na, o dabar norėčiau atidaryti, deja, bet paskutinį advento kalendoriaus langelį. Jau paskutinį. Tai žiūrime, ką turime. Žinau, kad bus kažkur čia priekyje. Štai. 24 diena. Kažkaip nujaučiu, kad spalva pagal dydį. Ir va tau prašau. Prisirinkau spalvų, o nuėjau darytis nagų į saloną. Anyway. Na ką, kartais tai būna. Ir spėkit, kokią spalvą gavau. Tai yra būtent raudona. Ganėtinai panašiai šitą atspalvį, gal šiek tiek turi oranžinės. Gerai, raudonos spalvos visada klasika. Jo, turi šiek tiek oranžinės spalvos. Daug raudonų spalvų prisirinkau šiais metais, gal irgi buvo ženklas, kad norėjau tos raudonos spalvos būtent ant kalėdų. Na va, ir su kalendoriumi kaip ir baigta. Tai paskutinis langelis keliauja atgal į kalendorių ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad šis kalendorius man labai patiko, kadangi labai gražus, pats dizainas labai geras, spalvos kokios gražios ir kas kartą jie atidarantis mane tikrai labai džiugino. Pirmasis mano advento kalendorius ir tikrai labai pasisekęs. O dabar manau laikas eiti ruoštis, gaminti maistą, pakurti lemputes, įsijungti kokią nors kalėdišką melodiją ir smagiai ruoštis.
Maistelis kūčių stalui paruoštas. Aš skaičiuoju ir karštą vyną, ir plotkeles, ir kūčiukus, ir duoną, ir mandarinus kaip patiekalą. Tai su visais šiais dalykais 12 patiekalų ant mūsų stalo bus. Labai dėl to džiaugiuosi. Dabar belieka tik išsilyginti staltiesę, pasitiesti, susidėti viską gražiai, persirengti ir jaukiai ramiai prisėsti. Tai štai, taip atrodo mūsų kūčių stalas. Balta mišrainė. Skaičiuojam taip, ar ne? Balta mišrainė. Tada sumuštinukais su kepta žuvim ir žirneliais. Vieno kąsnio sumuštinukai su lašiša ir kaparėliais. Kūčiukai. Plotkelės. Juoda duona su saulėgrąžom. Kepta žuvis tešloje, mandarinai, silkė pataluose, vieno kąsnio tapos su krevetėmis ir taip pat tapos su lašiša ir agurkais vietoj eglučių. Ir dar paskutinis 12 tai bus karštas vynas. Na ką, mielieji, mes jau prisėdom prie kūčių stalo. Noriu visiems jums palinkėti labai gražių, šiltų, jaukių švenčių, ypatingai šio vakaro. Čia ir atsisveikinsiu, tad gero laiko su šeima, artimaisiais ir draugais. Bučiuoju jūs, myliu, Ru.